Vos pusmetis praėjo nuo tos dienos, kuomet Kauno kolegijoje duris atvėrė modernus studijų centras. O čia jau jaukiai kaip namuose jaučiasi ir studentai, ir dėstytojai. Pagalvos, aš čia net dažniau norėčiau ateiti negu net namie mokytis, nes kažkaip atrodo nestandartiškas visas tas pastatymas. Čia pagrindinis dalykas, kas yra, tai yra šilta ir jauku, ypač mūsų antram aukšte prie bibliotekos. Nuotaika gera, nebejotinai, nauja aplinka, spalvinga, daug jaunų žmonių, smagu ateiti. Kuomet ateini į naujas, modernias patalpas, tai mokytis daug smagiau. Namuose irgi tikrai neblogai, bet čia susitinki su draugais, tarkime, reikia pasiruošti kažkokiam projektui ir, sakyčiau, čia tokia kaip ir susitikimo vieta būtų. Visos galimybės pasiskaityti, sužinoti, apie ką nori ir tuo pačiu padaryti projektinį darbą. Naujasis studijų centras išpildė ilgai lauktus aukštosios mokyklos bendruomenės lūkesčius. Mes pirmiausia tai dalinai baigiam akademinio miestelio formavimą čia Pramonės prospekte 20. Pagrindą pastato sudaro biblioteka. Šiek tiek prisimenant istoriją Kauno kolegijos, tai kolegija susiformavo iš keleto institucijų, kurioje buvo ir atskiros bibliotekos, ir mums norėjosi šiek tiek modernizuoti bibliotekų veiklą, išplėtoti jų funkcijas. Taigi buvo priimtas toks sprendimas šitą veiklą centralizuoti, įkurti vieningą biblioteką Kauno kolegijoje su atskirais padaliniais keletoje fakultetų. Gerokai pasikeitė pačios studijų erdvės, studentai turi daugiau savarankiško darbo galimybių, tiek darbo su knyga, tiek darbo ir virtualioje erdvėje, dirbant naudojantis kompiuterius. Šitas pastas iškart šaukia modernu, kad jis yra labai modernus. Tai iš karto tai skatina naujoves ir žmonės iškart pradeda prie to eiti ir tuo pačiu tai jie skatina mokytis. Sakyčiau, aplinka daug ką duoda. Aišku, su kuo ruošiesi dar irgi, bet aplinka, sakyčiau, kai aplinka antiek naujoviška, antiek, taip sakant, ištobulėjusi, tai pačiam norisi, taip sakant, gal ir neatsilikti nuo viso to ir susėdus kartu irgi kažkaip maloniau, sakyčiau, daryti visą tą darbą. Ir laikydamėsi tendencijų, kurios rodo, kad studentai labiau priima tas studijas, kurių metu patys daugiau gali veikti, taikydami žinias. Todėl ir pasirinkom šitą kelią, aktyvinti šiek tiek studijas, rekonstruoti tas tradicinės auditorijas, paskaitinės auditorijas, atsisakant paskaitinių metodų, pereinant prie veiklos auditorijų, netgi paskaitų metu. Naujo studijų centro plotas daugiau kaip 4000 kvadratinių metrų. Patogiam mokymui ir mokymuisi skirtas statinys kurtas atsižvelgiant į geriausius užsienio šalių pavyzdžius. Interaktyvios lentos, kompiuterizuotos darbo vietos, gausiais fondais ir duomenų bazėmis pasižyminti biblioteka. Labai patogu studentams, todėl kad yra atviros erdvės, tai yra atviri fondai. Studentai gali patys pasirinkti knygas, skaityti vietoje arba skolintis į namus. Taip pat yra galimybė skaityti elektroninės knygas, todėl kad jos yra prenumeruojamos iš įvairių universitetų leidyklų, arba tiesiog mes atrenkam atviros prieigos išteklius, kuriais irgi gali naudotis ir studentai, ir dėstytojai. Ir taip pat dar, aišku, studijoms yra reikalingi ne tik vadovėliai, ne tik knygos, bet ir moksliniai straipsniai. Ir kolegija, kaip ir kitos aukštosios mokyklos, prenumeruoja duomenų bazės, kuriuose galima rasti dešimtis tūkstančių žurnalų ir labai daug, galima sakyti, milijonais mokslinių straipsnių. Visi bibliotekos fondai išimtinai visi yra atviri. Ir pati biblioteka pasitarnauja ne tik tai aprūpindama ir tą mokomąją literatūrą, bet taip pat ir erdvėmis, kur studentai gali savarankiškai ateiti tiek individualiai, tiek grupelėmis, tiek užsidarę, tiek atvirose erdvėse studijuoti. Yra uždari kambariai, dėl to gali atsiskirti nuo šurmulių, puikiai padeda susikoncentruoti. Uždaros erdvės, nereikia sėdėti kartu su studentais ir klausytis, matyti ir tiesiog nenukrypstam nuo temos. Čia tos visos klasės, tai galima sakyti ir individualiam darbui, žinoma.
Bet kad komandinių irgi tikrai pritaikyta tos visos didelės auditorijos, tai sakyčiau, komandinių darbų išties tikrai yra gero sukurto. Yra ir nemaža dalis auditorijų skirtų aktyviam mokymuisi, kad labiau studentus motyvuoti, kad jie labiau galėtų ir geriau įsisavinti teorinės žinias, taip prisidedant ir įgyvendinant Kauno kolegijos moto praktiškos studijos. Kauno kolegijos bendruomenė tikina, kad nauja aplinka atveria ir naujas galimybės. Galimybės semti žinių, naudoti inovatyvias technologijas, įgyvendinti svarbias idėjas. Tai mūsų manymu labai yra aktualu, nes be tų aktyvių metodų auditoriją mes taip pat labai skatinam ir savarankišką studentų darbą, o tam reikalingos atitinkamos sąlygos. Aš nežinau, tiesiog pradėjau čia dažniau lankytis, manau, pradėjau gal net nestandartinės informacijos semtis, nes pradėjau domėtis gal net papildomais dalykais. Kažkaip atvėrė šis pastatas duris į papildomus dalykus, kurie nesusijęs su mano specialybė. Čia dažnai apsilankau, tai taip, gal tikiuosi atsilieps viskas bakalauriniam darbe.